Sveiki! Šiandienos klipuke parodysime dvi Kapkadet vėjapjovės. Viena yra Classic, viena yra Triloy serijos. Abu įrenginiai yra vienodo pajėgumo, abiejų pjovimo plotis yra 53 cm, tad pristatydami šios įrenginius truputėlį atskleisime ir tai, kokie skirtumai gali būti tarp dviejų iš pažiūros vienodų vėjapjovių. Pirmasis mūsų aptariamas įrenginys yra Classic serijos vėjapjovė. Ši vėjapjovė atlieka visas keturias žinomas su vėjos pjovimu susijusias funkcijas. Tai yra surinkimą į krepšį, išmetimą per šoną, mulčiavimą, na ir jeigu yra pageidavimai, galima vėją nupjovus išmesti per galą. Vėjapjovė turi ganėtinai aukštą pjovimo gaubtą, todėl jinai puikiai atlieka mulčiavimo procedūrą, efektyviai susmulkina žolę, turi lengvai keičiamą išmetimo arba mulčiavimo funkcijos pakeitimo gaubtelį. Taipogi joje įdiegta ir ganėtinai patogi krepšio išėmimo funkcija. Tam jums nereikia lenktis žemyn ar ištraukinėti krepšio pro rankenos apačią. Vėjapjovė taip pat yra ir ganėtinai nesunkiai reguliuojama 3 pozicijų rankena. Taipogi vėjapjovė panaudota ergo rankena, tai reiškia, kad operatorius dirbdamas neprivalo laikyti rankų tiesiai, o mažiau varginanti riešus pozicija ant ergo rankenos yra 2 įstrižos dalis. Pagrindinė saugos svirtis žinoma yra tokia, kad ją laikytų viena arba kita ranka ir jinai dirba nuolat, o pavaros svirtį galima jungti, išjungti, neužkabinant kairiosios operatoriaus rankos. Vėjapjovė taipogi yra plovimo angalis, tai reiškia, kad atlikę visas pjovimo procedūras galite pajungę sodo žarną nesunkiai išplauti žolės nuopjovas, kurios laikui bėgant gali pakenkti pačiai vėjapjovei. Na, žinoma, turi ir vėjapjovė ir vieną iš komforto funkcijų, tai yra centrinio aukščio reguliavimo funkcija. Tai reiškia, kad visą vėjapjovės pjovimo aukštį jūs galite keisti vienos rankenėlės paspaudimu ir pajudinimu. Vėjapjovė turi pilnai sulankstomą rankeną, tad jeigu ją reikia transportuoti, pakanka sulankstyti rankeną, nuimti krepšį ir jūs lengvai patalpinsite į automobilio bagažinę. Jei abi šios vėjapjovės yra 53 cm ir panašaus našumo, kasgi jie skiria? Visų pirma, Triloy serijos vėjapjovės turi iš 3 skirtingų materialų pagamintą pjovimo gaubtą. Centrinė jo dalis, supanti peilį, yra pagaminta iš smūgiams atsparaus plieno, kuris yra papildomai cinkuotas ir dažytas milteliniu būdu. Tai užtikrina jo ilgamžiškumą ir atsparumą korozijai. Priekinė ir galinė vėjapjovės dalis yra pagaminta iš specialaus aliuminio lydinio, kuris atlieka sutvirtinančio porėmio funkciją. Tai ypatingai gerai apsaugo operatoriaus rankas nuo vibracijos, na ir gerokai kilsteli pačios vėjapjovės judėjimo nelygumais kokybę. Trečias materialas tai yra, žinoma, akivaizdžiai matomi geltoni plastikiniai gaubtai. Šie gaubtai efektyviai apsaugo jaunų ir ne tik jaunų medelių žievę, jeigu jūs pjaunate vėjapjovę ir neatsargiai brūkštelnate šonu per šios augalus. Žinoma, vėjapjovė turi komfortišką centrinio aukščio reguliavimo funkciją, turi peilio plovimo funkciją, bei turi ypatingą antivibracinį užpildą Vibex turinčią rankeną. Šio užpildo pagalba operatoriaus rankos ypatingai gerai apsaugomos nuo vibracijos ir tai kaip didelį privalumą ypatingai jaučia tie, kurie pjauna didesnius plotus. Taipogi, šią rankenėlę labai nesunku reguliuoti, keliais judesiais nesunkiai perstatysite į vieną iš 3 pasirinktų pozicijų pagal operatoriaus ūgį, bei pagrindinė ir didžiausia malonumą suteikianti funkcija šioje vėjapjovėje, žinoma, yra elektrinis starteris. Verta paminėti, kad savaeigėse Triloy klasės vėjapjovėse yra reguliuojama greičio funkcija. Tai ypatingai aktualu, jeigu
vėjapjovės tempas netitinka jūsų nusiteikimo ir tempo. Tai yra vėjapjovė gali važiuoti tiek greičiau, tiek ir lėčiau. Na ir kita pabrėžtina Triloji serijos vėjapjovių ypatybė, kad surinkimo krepšys turi štai tokį papildomą plastikinį gaubtelį. Dėl šio gaubtelio, nuėmus pilną krepšį, neatsitiks įprasta situacija, kai žolė iškrenta ant ką tik nupjautos vejos. Šis gaubtelis apsaugos nuo to ir atsidaro jisai tik tai tada, kai krepšį išverčiate ties šiukšlių konteineriu. Tai tiek šį kartą informacijos apie šias puikias savaeigės Cup Cadet vėjapjoves. Iki kito karto.